gautų būrelį išmokęs, šulnelį visą daryti. Čia pasidarom žarijų, pasiekia temperatūrą, su tokiu kiekiu malkų, kiek yra dabar, pakelsim iki 107. 107 Celsius, kuriam rūkom visas mėsas. Geriausiai riebaliukas šlėto neskabėdamas pasileidžia, mėsas neapdenga, neiškempa, temperatūra ne per aukšta. Kur smokeris pasieks darbinę temperatūrą, grotos jau viduj, ant šaltų grotų nededam mėsų, nes po to prilimpa. Dedam ant karštų visą laiką. Tai šiandien rūkysim kiaulienos sprandą, šonkaulius ir vištienos ketvirčius. Tai realiai visą laiką kraut pradedam raudonas mėsas nuo viršaus, viršuje aukščiausia temperatūra būna, žemiausias visą laiką vištą rūkom, truputį vėsesniai terpė, kad nedžiūtų per daug. Tai yra geras momentėlis, kai būna sudėtos raudonos visos mėsos ir nuo jų vis tiek sultys išsiskyrinėja, lengvai per grotas teka ant apačios, tai yra ant vištienos, extra flavor. Ką, realiai rūkom 5 valandas, apie 3 valandas gaunasi 4 valandas atviro rūkymo, po to vrapinam į foliją ir damušinėm iki vidinės temperatūros. Sprandą šonkaulius 9.1, bet vėlgi kartais reikia iki 9.3 pakelti, iki 9.2. Termometrų duriu, visada jaučiu, ar kaip per sviestą eina, ar gal vis dėlto reikia aukštesnės. Negu 91 virš 80 standartas. Nu ką, pasikrojom rūkyklą, patikrinsim už kelių valandų, kaip viskas atrodo viduj. Nu ką, pasitikrinam, ugneliai dega, oro padavimas mažinam ir laukiam. Gerai, manau, šiandienai galim užmest akį, kaip atrodo šonkauliukai. Šonkauliukai sprandas gerai dega, kartais būna suplyšta. Traškaus odos arba nesusikramtančios odos nenorim, tai deda mūsų naminio Texas barbecue padažiuko, odelė žemyn.